Labas vakaras, sveiki įsijungę šią tiesioginę transliaciją. Šiandienos vakaro vienintelės rungtynės Urbo nacionalinėje krepšinio lygoje Marijampolės Sūduva Mantinga šiandien priima pralaimėjimų seriją fiksuojantį Plungės Olimpą. Rezultatyvi pirmoji varžovo ataka buvo neefektyvi, Matas Jucikas ir savo atkarpas kartais būdavo produktyvesnis, kartais mažiau produktyvus ir gauna tritaškį. Golsono metimas, pastarasis susitikimas namuose buvo pralaimėtas. Kreišmonto metimas aukštą trejimo balai, viso labo vos porą taškų, čia jo nusimetimas, Jurkaitis visiškai per daug, nesvarbu, jog Kėdainiai šį sezoną yra viena geriausiai puolančių komandų. Čia suvaikšto kamuolys iki rungtynėse jau pasižymėjo jis 2 taškais. Kliučinyko perdamas į kraštą, Navickas iš toli, traukia kamuolį Olimpas, ištraukia Sūduvai, Zigmantavičius skuodžiai priekį. Čia Vaištaras į kairę pusę prisidėjo prie šio kitokia role ir kitokia patirtimi yra Sūduvos komandoje. Šalia esančių žaidėjų Zigmantavičiui paliekama erdvės. Bet problema. Pukelis atakuoja iš toli, Budrys davė jam šiek. Pukelis dar vieną tritaškį ir dar situacijose Martynas į kairę pusę. Jo, Skersas perdamas į kraštą, Navickas. Už Marijampolės komandoje 9 žaidėjai aikštėje pasirodė. Visi beveik 16 minučių Tadas Budrys praleido aikštėje ir jis 1 prieš 1. Ir nėra pražangos, gali bėgti į priekį Olimpas, bet bėgti gali kiek tik nori, bet reikia dar ir protingai bėgti. Ernestui Ješkui daug šiandien tokių nusimetimų prie tritaškio zonos. Matas yra ten pauringas, Vaištaras. Jo, metimas Olimpas, klysta, Kliučinykas bėga į priekį. Išveda į ataką Zigmantavičių. Pasmetimas. Na ir iš dėkingų situacijų Kristoferis prameta. Navickas iš viršaus. Tadienį žais dar vienas namų rungtynes. Ir taip užbaigs Vylio Sūduvos gretose. Vaištaras atakuoja ir iš toli, Arnas Vaištaras. Marijampolės gretose Vylio taiklus tritaškis. Kuris dabar Plius 36 apsigina Sūduva ir greitajame puolime. Plius 16 buvo prieš Kretingos komandą, čia plius 34, Golsonas atakuoja iš toli ir kartelį šios komandos antrajame rate žais jau sausio 24-ąją. Bet Sūduva Mantinga švenčia triuškinančią pergalę 90-58.